Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Iš kiemo pusės 661. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad pakomentuojate, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę ir didžiausias, nuoširdžiausias ačiū visiems tiems, kurie paremėte visą mūsų komandą finansiškai, tiek pervesdami paramėlį į komiko teatrą, apačioje po šito video yra visi rekvizitai, tiek ir paspausdami tą mygtuką. Ačiū, čia galite paaukoti kiek tik norite ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Tiek paremdami mus Patreon platformai. Ačiū visiems tikrai nuoširdžiai, ten Patreon'e gali ir įvairios įmonės mums, kad ir vienkartinę paramą, taip pat irgi teikti. Ir tikrai visiems ačiū remiantiems visą mūsų komandą ir leidžiančią susitelkti ir skirti šitam būtent tiesos viešinimui didelę dalį savo laiko. Pradedame nuo, iš tikrųjų, vėlgi demaskavimo, gal taip. Mano galva, Žalgirio fanai, kabutėse, o yra duomenų, kad ten į Žalgirio tribūną susirinko ne Žalgirio fanai, o susirinko konservatorius samdyti skalikiukai, eilinį kartą, reiškia, puolė provokuoti, daryti tokią politinę konkrečią provokaciją prieš Kauno merą Matijošaitį. Jie iškėlė varžybų metu, Eurolygos varžybų metu, plakatą "Jautiesi caras, nors esi tik krabas". Konkrečiai, visas šitas užrašas tai yra nekartą išsakytas visokių Juknevičių konservų įvairiausių skalikų, būtent tos partijos visų veikėjų konkretus tekstas. Tai yra konservatorių, Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partijos visokie veikėjai, skalikai, įkakotukai dirbantis tai partijai, visada mini, kad Matijošaitis yra ten vietinis caras, nes jisai, gerai tvarkosi, iš tikrųjų, Kauno mieste, čia jau neironizuojant, ir visi kiti, kurie konservatorių merai, pavyzdžiui, Pasvalio meras, visą nepriklausomybės laikotarpį, konservas būdamas, prieš tai buvo Komjaunimo ir komunistų partijos veikėjas. Jis ne caras, nors tvarkosi ten kaip caras, bet jisai konservam, kadangi savas, jis ne caras. Analogiška situacija yra Palangoj, meras Vaitkus irgi tvarkosi pas save darželėje taip, kaip nori, netgi šlikščiau, su nusižengimais, su viešų ir privačių interesų, spragom didelėm. Ir ten ne caras, nes jisai konservatorius. O šičia konkreti konservinė retorika vadina merą caru, nors jisai dar palyginus su anais, tai praktiškai visai neseniai dirba. Ir krabų lygiai taip pat jie vadina, ir dar svarbiausiai, kad visa šita politinė provokacija, kitaip ją nepavadinsiu, daroma tuo metu, kai jau seniai aišku, kad Matijošaičio šeima pardavusi verslą Rusijoje, bet vis tiek bandoma pripaišyti, kad jisai, o kodėl tada pardavė? O iš kitos pusės visas šitas politikavimas Žalgirio fanų privedė prie to, kad pirmaudami dviženklių skaičių, žalgiriečiai pralošė Baskonijai ir Žalgirio fanai, manau, kad čia irgi pridėjo savo rankelę. Žalgirio klubas, aš jau po pirmo išsišokimo ir šitų chamiškų, politinio chamizmo skanduočių, taip pavadinčiau, nepadarė išvadų, pasakė tokį absoliučiai, tokį skystą bezdalą, sakysim, jų pareiškimas, pavadinčiau taip, išleido į brudną vandenį. Ir sako, mes tai gyvenkime draugiškai. Turėjo būti labai konkrečiai įvertinti šitie fanai, kurie atėjo politikuoti į Žalgirį, nes Žalgiris šiaip turėtų būti ne politinė organizacija ir nežaisti ir nemalti, čia atsiprašau, politinio konservų šūdo. Bet yra kaip yra, ir mano akise Žalgiris jau seniai tapo tokią politinę pašluostę konservų. Ir šitas, pavyzdžiui, priminsiu dar kartą tas Juozapaičio, toks šipsenukas apsimetant žalgiriečių.
tik dar kartą patvirtina, kad Žalgiris, kuris kovojo su CSKA, nieko bendro neturi su dabartiniu Žalgiriu. Važiuojame toliau. Mes jau rodėm apie LRT, direktorė panikoje paskelbė, kad Žemaitaitis su savo kompanija darys auditą ir tai kenkia stabilumui, o kad tas stabilumas būtų gražesnis, pasižiūrėkime, kiek uždirba ta direktorė. Generalinė direktorė prieš kelis metus štai uždirbo per metus 66 tūkstančius, reiškia apie 5,5 gal tūkstančio eurų panašiai. Netoli 6 tūkstančių per mėnesį. Kiti uždirbo panašiai. Dabar kiti jų atlyginimai, kurie irgi kelia abejonių, štai. 22 metais jau generalinės direktorės Monikutės atlyginimas buvo 91 tūkstantis. Kaip matote, 30 tūkstančių per metus padidėjo. Tai yra 50% beveik nuo praėjusio atlyginimo. Kitų atlyginimų kai irgi padidėjo. O 23 metais dar padidėjo virš 20 tūkstančių per metus. Virš 100 tūkstančių per metus gauna generalinė direktorė, visų kitų atlyginimai taip pat padidėjo. Ir mano galva tai yra suprantama, kodėl Monikutė išsigando, nes realiai, dar kartą priminsiu, iš biudžeto, iš visų mūsų pinigų finansuojamas vienos partijos ruporas, o LRT taryba sutinka su tokiais atlyginimais, gal jiem irgi kas nukrenta. Tai šitas auditas ir parodys, kas leido, kaip leido, kodėl leido. Tuo metu, kai visi sėdi ceitnote, bankrutuoja masiškai restoranai, įmonės atleidinėja darbuotojus. Čia vat visai neseniai paskelbta, kad elektros instaliaciją atliekanti įmonė, dirbanti nuo 2010 metų, atleido apie 100 žmonių Vilniuje, tam pačiam Vilniuje. Reiškia, problemų tikrai ekonomikoje yra. Vat šita LRT šaikutė savęs nevaržo ir nemato problemų ekonomikoje. Ir ją prižiūrinčios institucijos irgi mano, kad tai va toks pinigų taškymas yra geras. Judame toliau, aš manau, kad auditas daug ką parodys. Dar kartą pakartosiu, ką jie pasakė. Jie pasakė, kad jie yra labai skaidrus ir jų darbą gali sutrikdyti auditas. Jeigu tu esi skaidrus, nevagiai, tai ko tau bijoti audito? Auditas tik parodys, kad tu esi skaidrus ir tu nevagiai. O jeigu jau panikuoji iš anksto prieš auditą, išvada viena. Ir aš manau, kad jūs priėjot tokios pačios išvados. Su malonumu lauksime rezultatų. Važiuojame toliau. Skandalas, kuris realiai slepiamas Anykščiuose, Labirintų parke, nepilnametė mergaitė nuo animatorių patyrė seksualinę prievartą. Portale Respublikoje paskelbtoje publikacijoje rašoma, kad Anykščių rajone Labirintų parke dirbantis animatoriai priekabiavo prie nepilnamečių atvykusių į parką su ateitininkų stovykla. Vienas iš animatorių juostelių labirinte lietė dar 16 neturinčios mergaitės sėdmenis krūtinę, po to įsitraukė į kambariuką ir išprievartavo. Tai įvyko spalio 25-ąją apie 15 valandą. Labai rimtas seksualinis nusikaltimas, praktiškai pedofilijos aktas, pedofilija. Didžioji žiniasklaidoje apie tai nė pusė žodžio, Bilotaitė tyli, tai yra dar vienas slepiamas Vidaus reikalų ministerijos, Tėvynės sąjungos Lietuvos minus Lietuvos krikščionys demokratai atstovės pedofilijos atvejais. Mergaitė neturi 16 metų, nepilnametė, buvo išprievartauta. Ir nei Delfiai, nei Šmelfiai niekas tipo nieko nemato.
Respublika parašė Anykšta, vietinis laikraštis, bet man keisčiausia yra tai, kad vietinė administracija iš tikrųjų, nežiūrint šitokio skandalingo atveju, kai policija jau pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus seksualinio nusikaltimo, apdovanoja tą patį Labirintų parką, turizmo gilę. Ir jis pelnė nominaciją svečio mylimiausias, apdovanotas po mėnesio, kai įvyko nusikaltimas. Spalio 25 buvo įvykdytas šitas seksualinis nusikaltimas, reiškia informacija buvo žinoma ir po mėnesio buvo apdovanotas. Ar čia kažkas kažko nesužiūrėjo, ar tiesiog informacija realiai buvo slepiama ir nenuėjo iki savivaldybės administracijos, ar tiesiog buvo nutarta nekreipti dėmesio, bet tokie atvejai negali būti nutylimi, nes tai tik skatina daryti toliau tokius rimtus nusikaltimus. Pedofilija realiai buvo uždengta ir vidaus reikalų ministerija, kas gali paneigti, liepė slėpti visą informaciją susijusią su šituo skandalingu atveju. Aš tikiuosi, kad vis dėlto ir mūsų pagalba štai viešinam ir visi kiti netylės. Važiuojame toliau. Jau kalbėjau, kad maisto įmonės bankrutuoja, tai dabar pavyzdys. Halės mėsainis, uždarantis vadovas, per 20 metų praktiką tokios situacijos nemačiau. Ir jis komentuoja labai paprastai. Apskritai maitinimo sektorius, pasak jo, šiuo metu verčiasi gana sunkiai. Per 20 metų praktiką baruose ir restoranuose nesu matęs tokios situacijos, kad būtų pardavinėjama šitiek daug maitinimo verslų. Žmonės pilnais komplektais pardavinėja restoranų ir pagrinde, kaip jisai komentuoja, reiškia praktikos žmogus turintis 20 metų šitame versle, kad pagrindinis smūgis tai buvo pandemija šita sukelta, tokia dirbtinė situacija, kai restoranam buvo labai sunku. Ir prieš kelis metus, ar tai pernai, šitos jau išėjusios vyriausybės, kurie dar truputį čia krapštosi dar, veiksmas padidinti PVM restoranam ir kavinėm, ir tai buvo galutinis smūgis plaktuku į Vilnių į restoranų verslą. Perspėjo specialistai, kad tai bus. Ir bankrutuoja krūva restoranų ir Kaune, ir garsių restoranų, ir netgi Mišelino žvaigždutes turinčių restoranų. Ir čia dar vienas pavyzdys, kaip tiesiog bankrutuoja visa sfera restoraninė. O tai yra ir nuostoliai. Biudžetai. Savivaldybės negaus gyventojo pajamų mokesčio, negaus ir to pačio PVM, padidino PVM, o jo negaus, nes tiesiog nebus kas moka. Dar vienas pavyzdys, kaip šita vyriausybė visiškai ekonomiškai nekompetentinga, priminsiu, yra toks Lafero dėsnis, kuris sako, kad mokesčius didinant surinkimas į biudžetą didėja iki tam tikro taško. Po to dar didinant mokesčius surinkimas į biudžetą mažėja, nes žmonėm, verslininkam neapsimoka mokėti tokių mokesčių, jie daro žalą verslui ir jie arba slepia, arba tiesiog uždaro savo verslus. Tas taškas, prie kurio krinta surinkimas į biudžetą, vadinasi Lafero taškas. Čia yra ekonomikos dėsnis patvirtintas 100 metų. Jie turėtų jį žinoti, visi tie bankų kabutėse analitikai irgi jį žino, bet jie visi pritarė PVM didinimui ir grubiai tariant, pritarė verslų bankrotam. Restoranų verslas visoje Lietuvoje, čia ne tik tai Vilniuje, visoje Lietuvoje eina šaibom, pasakysiu taip, žargonu. Važiuojame toliau. Maldeikis įstojo į konservatorių partiją
tapau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu. Man tai buvo svarbus žingsnis, todėl užtruko. Visą laiką praktiškai atstovavo tą partiją, visą laiką kalbėjo už tą partiją įvairiuose debatuose, televizijoje, kaip atstovas tos partijos. Ir neva tai čia jam buvo svarbus žingsnis. Kaip žmonės pakomentavo, sūnus įstojo į partiją, kuri sužlugdė jo tėvo ministro karjerą. Konservatorių pastangomis jo tėvas Eugenijus Maldeikis buvo pašalintas iš ministro posto. Tai labai daug sako apie sūnų, kuris pasirinko partiją, kuri sugriovė jo tėvo politinę karjerą. Tokie vat šeimininiai santykiai ir čia jau net komentuoti nėra ką. Kai va toks mankurtas, kitaip nepavadinčiau, tėvo išdavikas pasirenka savo asmeninę gerovę vietoj moralės. Dar kartą priminsiu, partija, kuri po šiai dienai, kaip matome, dangsto pedofiliją, jam, šitam Matui Maldeikiui, yra priimtina. Matas Maldeikis, ir čia nėra ką daugiau komentuoti. Ir važiuojame toliau. Akcija su iki lojalumo kortele kainavo 3,99, dabar kadangi akcija, super kaina, irgi kainuoja 3,99 ir belieka tik džiaugtis tokiom kainom. Antra vertus, kaip žmonės pakomentavo po šito įrašu, iš tikrųjų, yra žmonių, kurie tiesiog neseka skaičių, bet žiūri akciją ir dėl to perka. Matyt, tokiais ir naudojasi būtent parduotuvės ir tie kainų kabinimo specialistai ir marketingistai, va šitaip besielgdami. Nubraukė tokią pačią kainą, tokią pačią užrašė didesnėm raidėm ir šalia didelėm raidėm akcija ir tipo gaunate pigiau. Akcija parduodant už tą pačią kainą. Kokia buvo? Tokia įspūdinga akcija. Komentuot kaip jau ir nėra ką. Judame toliau. Mūsų kareiviai iš tikrųjų karo mašinos gautos iš užsienio, pirktos, atsiprašau, iš užsienio, senos mašinos pirktos iš užsienio. Matyt, kareiviai patys naminiu būdu, va taip, laisvų nuo tarnybos metu deda tuos skiriamosius ženklus ant durų, kaip matote, kreivi, šleivi. Trafaretas, matyt, darytas primityviai, va taip, žinot, garažiuko sąlygom. Kariuomenė, turėdama milijardinį biudžetą, neranda žmonių, kas gražiai uždėtų skiriamosius ženklus ant mašinų. Arba pinigai įmoniai už tos ženklus buvo išskirti nemaži ir nurašyti, o kareivėliam pasakė, kas čia mokat, ką nors daryti. Vienas sakė, aš moku. Nu, va, ir padaryk ženklą, bus gerai. Kareivėliai padarė, o pinigai buvo pervesti ir variantų yra įvairių. Galima galvoti ir taip, bet kad ženklas nekokybiškas, akivaizdu, ir kad vadovybei va tokia chaltūra tinka. Klausimas, kodėl? Tiesiog. Čia žmonės atsiuntė, kelia klausimus, aš irgi tos pačius klausimus keliu. Atsakymų ieškokit patys, jeigu rasit, parašykit mum ir savo variantus siūlykit. Važiuojame toliau. Kaip diskriminuojamos mažosios bendrijos? Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. Mažųjų bendrijų nario mokesčiai, kad įgyti tą patį 1 metų darbo stažą, pensijai gauti yra 2 kartus didesni nei UAB darbuotojų. Paveiksliuką, palyginimas, kokie gyventojo sodros ir valstybinės mokesčių inspekcijos minimalūs mokesčiai turėtų būti sumokėti, kad gyventojas įgytų 1 metų darbo stažą. Pateikti 2 UAB algų atvejai 10 eurų per mėnesį,
ir 924 eurų per mėnesį. Ir vienas mažosios bendrijos atvejis, kai minimalios 02 pajamų kodų deklaruojamos pajamos turi būti 22 176. Minimalios 02 pajamų kodų deklaruojamas pajamos turi būti 22 176 eurai. Jei MB, mažoji bendrija, tokių pajamų, tai yra 22 176 eurai per metus nesugeba uždirbti, jos mažosios bendrijos narys negalės sukaupti 1 metų darbo stažą. UAB atveju UAB-ui užtenka per metus uždirbti 2500 eurų, kad UAB darbuotojas įgytų 1 metų darbo stažą. Matote lentelę, matote visą išdėstymą, galite paspausti ir stop mygtuką, ir čia diskriminacija akivaizdi ir mano galva dar vienas įrodymas, kad smulkus ir vidutinis verslas naikinamas kruopščiai, sistemingai, žingsnis po žingsnio, o tai yra Švabo planas, kad žmonės tiesiog būtų apmokestinti taip, kad nesugebėtų patys išsilaikyti ir iš jų dar ir pensijos vagiamos, nors jie sumoka ženkliai daugiau už dirbantį žmogų UAB. Po to klausimas, kai sunaikins mažasias bendrijas, po to klausimas pereis prie UAB-ų, tegul jie kol kas nesidžiaugia. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 661 laida. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad prenumeruojate kanalą, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlį į Komiko teatrą. Apačioje po šito video aprašyme yra visi Komiko teatro rekvizitai. Ir ačiū, kad paspaudžiate tą mygtuką. Ačiū, esanti čia apačioje ir galite paaukoti, kiek tik širdis geidžia ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Tikimės, kad vis dėlto visi šitie pridirbti ir įstatymai, ir visos šitos vagystės galų gale bus nutrauktos ir gyvensime geriau. Viltis miršta paskutinė. Ate.